Labą dieną. Vėl sugalvojau su jumis pasisveikinti vaikščiodama. Šį kartą vaikščioju jau nebe Londone, o Kaune artimiausiu metu sveikinsiuosi iš čia. O dabar noriu pašnekėti truputį apie kalėdas, apie švenčių laukimą ir žinoma apie lieknėjimą. Taigi, nenumaldomai jau artėja kalėdos, prasidėjo paskutinis metų mėnesis, visi gyvenam ir dovanų pirkimu, ir švenčių laukimu, ir maisto ruošimo idėjomis, ir žinome, kad ateis nauji metai, ir vėlgi galiu garantuoti, kad pagrindinė rezoliucija naujų metų bus kaip sulieknėti, kaip po naujų metų nevalgysim, kaip sieksim naujų tikslų, ir kadangi tie patys tikslai jau turbūt ne pirmi metai, tai ta populiariausia rezoliucija galios ir šiais metais. Taigi, o aš noriu jūs pakviesti dar kartą paklausyti mūsų Zoom įrašą su Rita, nes ten yra truputį apie mūsų naują programą, o iš tiesų tai kviečiu šventę švęsti linksmai, iki švenčių pasiruošti, galvoti, valgyti, taip pat rinktis sąmoningai, šventę švęsti visa širdimi, o po naujų metų lieknėti jau kartu. O mes siūlome naują programą, kuri bus labai patogi, labai gera dovana, nes perkant savo ir draugiai automatiškai jau bus pigiau, kadangi vis tiek bet kuri, turbūt daugelis bus įtraukę šią rezoliuciją į naujų metų tikslus, kad sulieknėti po naujų metų, po švenčių. Taigi paklausykite mūsų Zoom įrašą apie naują programą, o trumpai galiu pasakyti, kad dovanas galite įteikti šiais metais, o lieknėti pradėsime su naujaja programa, kuri bus ir labai lanksti ir tuo pačiu turės tą asmeninį palaikymą ir grupinį palaikymą ir bus daug pigesnė. Tai jeigu nežinote, ką dovanoti, galbūt tai bus pati geriausia dovana jūsų draugiai, mamai, sesei arba bet kam jūs norite įteikti, padovanoti žinių, įrankių, kuriais galės džiaugtis visą gyvenimą. Taigi paklausykite naują įrašą, paskutinį įrašą ir laukite švenčių, o kaip lieknėti toliau, aš papasakosiu kitą savaitę. Sekite įrašus, kaip jeigu matėte pirmą žingsnį, kitą savaitę papasakosiu antrą žingsnį ir keletą žingsnių iki kalėdų mes sužinosime. Taigi gražiaus jums savaitgalio, gražaus švenčių laukimo ir iki pasimatymo.